rūpinimu. Ir tam ieško būdų taikyti intensyviausias žemės ūkio technologijas. Tai vienas iš tų inspiruotų vyriausybės projektų ir buvo, štai matote vaizdelį, ir čia pat yra gyvenama erdvė, jeigu šone čia yra angliškai, bet iš esmės aišku, kad reiškia butai, ant sienų auga vieni augalai, viršutinėse terasose dirvožemiai taip pat kažkokios tai daržovės augina, yra apatinės terasos. Čia matome apačioje čia pat supermarketas, čia yra žemės ūkio konsultavimo ir visokių ten gerovių trąšų centras. Dar apačioje matome parkavimo aikštelę, čia taip pat daržai aplinkui, bet toks gyvenimo konglomeratas. Be abejo, čia viskas yra ir sveikatos centrai, ir gydymo įstaigos, ir poilsio, ir sporto, ir mokymo tame pačiame vadiname branduolyje. Ir esmė tame yra, kad tame didžiuliame plote gyventų įvairių amžių žmonės. Būtent tuo pačiu įsispręstų ir ta senėjimo problema šalia jaunų žmonių, gyventų vyresniai, kurie ten ir tuose darželiuose galėtų kapstytis, tuo pačiu jausdami savo prasmę gyvenimo. Bet įdomus rezultatai ir aš manau, ta prasme, prognozė šito objekto ir, mane tiesą sakant tai glumina, bet aš manau, kad tai yra pagrįsta. Tai tarkim, visa teritorija, kur galima kažką vertikaliai auginti, sudaro 7500 kvadratinių metrų. Jie prognozuoja, kad jie gaus būtent iš tų vertikaliųjų 27 tonas per mėnesį derliaus. Bus įdarbinti 97,5 žmonių visą dieną ir 195 pusę dienos. Toliau eina ten viršuje, matot, nuvesta, nelabai rodo, mano negyva, bet kur žalia ten viršutinės tokios terasėlės ir šoninės terasos, kur jau į dirvą yra sodinama, bet irgi taip pat dar aukštai nuo žemės. Tai sudaro 1500 kvadratinių metrų, prognozuojamas derlius yra 1,5 tonos per mėnesį, aš taip galvoju, gal per metus, bet čia per mėnesį įdarbinti 15 žmonių, 30 žmonių pusę dienos dirba. Ir apačioje geltonai pažymėti, tai tradicinis, tarkim, jau dirvoje sodinamės daržovės, tai sudaro 5800 kvadratinius metrus, 6,4 tonos per mėnesį derlius ir dirba 58 žmonės visą dieną, 116 pusę dienos. Tai iš esmės šitos fabrikas, kur čia dirbi, gyveni, turi darbo vietą ir dar plius šalia aprūpini produktais. Tai štai tokie projektai daromi pasaulyje, jie daromi ne šiaip sau, čia didžiulės investicijos. Ten, aš kaip paskaičiau, jie ten bandys pritaikyti kažkokias technologijas, kurios labai greitai sugeba užauginti tą daržovę ar vaisių. Matyt, mums tai nelabai yra priimtina, bet jeigu žmonėms nėra maisto, tai turbūt jie ieško tam tikrų būdų. Toliau čia keliaujame į Daniją, želdinami, čia apie tas urbanizuotas teritorijas, jeigu pamenat, kur aš kalbėjau, iššūkis. Taip pat fasadai želdinami tramvajų bėgiai. Čia pat bendruomenė įsisteigė daržus, kurie gali ir daržovį užsiauginti, ir pabendrauti, ir susipažinti su kaimynais galų gale, kas pas mus dažniausiai mes nežinom, ne tik apatiniam aukšte, bet net ir šalia, kas gyvena. Danijos projektas gyvenvietė šalia Kopenhagos, labai įdomus, reiškia, buvo tas pasiūlymas. Iš esmės tai yra teritorija tarp dviejų saugomų teritorijų, gamtinių. Jinai, esant audrai jūroje, jinai būdavo užliejama. Ir buvo nuspręsta pabandyti ją kažkaip urbanizuoti, bet urbanizuoti taip, kad įsirišti šitą aplinką. Tai drenažo pagalba, taip pat buvo vadinama, kaip ten sako, iškasta dirbtinė damba, surinkti tą perteklinį vandenį ir taip atsilaisvino teritorijos, kuriuose gali statyti. Bet kaip matote, jinai iškasta neatskirsi nuo natūralios, ar ne? Tai visiškai pristaikant prie gamtos daroma. Ir štai koks laukiamas rezultatas šitoje gyvenvietėje. Žmonės jau dabar iš anksto jie patys turi galimybę, pas danus tai įprasta, kad net pasiprojektuota savo namą, būstą, kokiam jis ruošiasi gyventi su bendruomenėm, daromi šitie planai. Kaip matote, visi metų laikai, aš akcentuoju, nes mes dažniausiai žiūrim paveiksliukus, kur graži vasara ir visur žalia, ir labai retai galvojam, kaip mūsų aplinka atrodo žiemą. Tai
vat kaip išeisit į lauką, vat ir pasižiūrėkit. Tai danai galvoja, kaip ir žiemą atrodys, kaip tai atrodys pavasarį, ankstyvą, vasarą ir visais kitais metų laikais. Vienas iš geriausių pripažintų projektų, tik dabar nepamenu, pernai ir šiemet, tos žaliosios architektūros, tai yra, dabar, kad aš nesuklyščiau, Wilkinson, irgi, taip pat Singapūras. Šiandieną bus mūsų tema Singapūras, bent jau mano, bet ten tikrai dedasi įdomus dalykai. O kodėl aš tą rodau iš esmės? Kodėl aš irgi neverkiu, kaip pas mus blogai? Mes turim truputį pakilti, pasižiūrėti iš viršaus ir tada mūsų pačių truputį smegenėlės pradės judėti. Nes mes visada atsidurėm ir visi sako, mes neturim pinigų, nebrangiai, mes neturim idėjų. Jeigu jūs turėsit idėjų, tai visada pinigų bus. Ypač sakau tą moksleiviams. Visada. Dabar pinigų pasaulyje yra tie, kad jie nežino, kur jų padėti, bet nieks nemėto taip savo, žinote. Jie laukia idėjų ir jas perka ir labai brangiai perka. Tai va dėl to ir tas yra pasakojimas apie idėjas. Bet beje, tos idėjos, tai jos realizuotos, kaip šitas objektas. Tai yra 2000 hektarų parkas po stogu. Įdomu tai, kad jis vadinamas šaldantis šiltnamis. Tai irgi toks man buvo tam tikras šokas, o šaldantis todėl, kad pasirodo, čia norėjo pateikti viso pasaulio augalus. Ir daugelis jų auga žymiai šaltesniam klimate, negu kad Singapūre yra. Taigi, jiems reikėjo susidurti su problema, statyti šiltnamį, kuris šaldo. Toks įdomus reiškia tas žaidimas, bet vis tiek vadina šiltnamiu. Ir štai kokie rezultatai, ir jie yra gyvi, jie auga, visą tai padaryta. Ir ką dar, jau pastačius, paskaičiavus ir aišku prieš statant, buvo nustatyta, kad iš esmės šaldyti ir auginti augalus, ten tarkim mūsų kraštų pas juos, energijos reikia mažiau sunaudoti, negu kaip mes savo šiltnamiuose šildom ir auginam subtropinius augalus. Tai va toks, vadinkim, pasiekimas, toks moralas. Kitas dalykas, rekreacinių išteklių tausojimas ir naudojimas. Tai vienas irgi iš svarbiausių, kaip minėjau, tų mūsų reiškinių, tai padaryti gamtą tokią, kad žmogus galėtų joje, turėtų ką veikti, turėtų kaip praeiti, susipažinti su ją, bet toje gamtoje turėtų išlikti ir visa tai, kas priklauso gamtai, ne? Ir augmenija, ir gyvūnija, ir visa kita. Tai daryti kažkokius takus, pasivaikščiojimus, įdomius dalykus, kad dabar nueini mišką ir tu net nežinai, kur išeisi, tarkim, pas mus Lietuvoje. O jeigu tu kažkur užsienį keliauji, ar ne, yra maršrutai, čia tu nueisi už 8 kilometrų, pamatysi tą, ar ne. Jeigu tu suksi kažkokį kitokį ratą, už 15 tu pamatysi aną, tu galėsi sugrįžti, jeigu tau sunku grįžti, tu galėsi sėsti autobusą ir paskui sugrįžti. Ta prasme, viskas daroma gamtoje, kad tai būtų ir gamtai, ir žmogui. Ir tuo pačiu kažkokia būtų, kaip sakyt, abipusė nauda, vadinkim, kai mes pažįstam savo artimą, kai mes pažįstam artimą augalą, gyvūną ar ką, mes visiškai kitaip reaguojame viską ir patys tampame kiti. Minėjau apie erozijos pažeistas teritorijas, kurioje pasaulyje tikrai dedamos didžiulės lėšos, kad jas atstatyti. Šalis, kurios kažkada buvo nuniokotos, pačios tiksliau save nuniokojo nuo miškų kirtimo, kita vertus yra audros, yra gamtos stichiniai visokie reiškiniai. Jos deda dabar didžiulės pastangas ir pinigus, kad atkurti šitas ekosistemas. Skubu, todėl kad jau, man atrodo, limita. Taip, žemės menas, Irma, man atrodo, kažką papasako šiek tiek. Tiesiog čia Marko Casagrande, toks vienas grandas žemės meno, daro štai tokius dalykus. Gal daug kas žinot, kas domisi tuo, bet kas nesidomi, kas neteko susidurti, tai manau tikrai įdomu, kokie efektai, ką galima padaryti. Jis dar pasitelkė įvairių žmonių šitom savo akcijom daryti. Kitas kūrinėlis, tai yra Škotijoje padarytas stiklinis kubas, pastatytas gamtoje. Tai čia jau grynasis menas, apie kurį aš kalbėjau. Be abejo, statinių ekosistemos ir ypač želdinti fasadai, tai greitai tikrai manau, kad pas mus Lietuvoje šitas atsiranda pavieniai, bet labai sunkiai skinasi kelią. Erdvės, miesto urbanizuotos erdvės, kraštovaizdžio architekto taip pat darbai yra. Ir netgi, matote, anglai jau nori naujo stulpo elektros.
šakos, jiems jau nebetinka nas, kuris anksčiau, kur pas mus visur stovi. Taip, tam, o tai ieškoma, kad tai atrodytų kraštovaizdį gražiau, kad gražiau įsilietų į bendrą, vadinkim, tą reljefą, bet ką jie gauna, jie ne šiaip šito grožio ieško. Iš esmės šitas stulpas užima mažiau žemės. Vadinasi, kas projektuoja, žino, ten yra tos sanitarinės zonos, kur yra už tos įtampa, tu negali nei statyti, nei ten medžių sodinti, galiu ten kviečius, rūgus, dar kažką. Tai pasiekia tai, kad jis užima mažiau ploto, mažiau išsikišusios tos vadinamos rankos, galima išnaudoti daugiau žemės naudingai, kita vertus žymiai mažiau sunaudojama metalo, tokia padaryta konstrukcija, kuri, reiškia, duoda ekonomiją šitoj vietoj, vadinasi, visapusiškai jisai gaunasi pigesnis. Tai ir labai gerai, kad apie tai galvoja, tik nežinau, kodėl mes negalvojam. Vėlgi želdinti fasadų elementai. Na ir ką, čia dar vienas toks stebuklas, nežinau, gal specialistai girdėjo, Niujorke, Low Line parkas. Tai vadinasi pirmas požeminis parkas pasaulyje. Jisai padarytas vienoje iš 3 judriausių Niujorko gatvių po gatve, buvęs tramvajų depas. Jis buvo uždarytas 1948 metais ir niekas jo neatsiėmė. Niekas apie jį nežinojo, kol neatsirado toks architektas James Ramsey, kuris šiaip dirbęs buvo NASA inžinieriumi, o jo tos hobis buvo, kaip jis save vadino, reiškia, archeologas, urbanistas. Ieško mieste tokių visokių užleistų, apleistų vietų. Niujorke matyti jų yra nemažai, aš taip įsivaizduoju. Ir ką, jis susirado draugą, kuris pasponsoriavo tą idėją, tai maždaug kainavo $200,000 ir įkūrė požemio parką. O idėja yra tokia, visiškai, taip galima pasakyti, net ir paprasta. Sustatė, reiškia, veidrodžius ant stogo, kurie akumuliavo šitą šviesą ir ją suleido į požemį. Ir tie natūraliai, šitie augalai, niekaip neapšviesti, ta prasme, be jokios papildomo apšvietimo, tokie auga ir šiemet dabar vėl, nežinau, truputį man maišuose, ar šį rudenį, ar praeitą rudenį, jau buvo pakviesti pirmieji lankytojai į šitą požeminį parką. Tai matote, kokie iššūkiai. Žemės neužtenka, kraštovaizdžio architektai.